Penktadienį miesto gimtadienis tradiciškai prasidėjo miesto šeimininko mero Jurgio Krasnicko pasveikinimu. Vėliau pagerbtas garbės piliečių išrinktas pedagogas Antanas Strazdas. Taip pat paskelbti kultūros premijų laureatai. Šventės metu dėmesys buvo skirtas ir verslui. Apdovanoti metų darbdavys, jaunasis verslininkas bei metų iniciatyva. Kaip ir kiekvienais metais, žurnalistų sąjungos Alytaus skyrius išrinko metų žmogų. Po oficialios ceremonijos miestą drebino chorų karūnų nugalėtojo Alytaus Dežavų choras, grupės El Fuego, Tabasco ir Džindžiai sindikatas. Renginį vainikavo įspūdingi fejerverkai skambant miesto himnui. Šeštadienį miesto širdyje ant teatro laiptų skambant Alytaus himną iškilmingai atidengtas miesto herbas. Tai ne tik Alytuje, bet ir visoje Lietuvoje didžiausias gyvų gėlių meno kūrinys. Jam sukurti panaudota 1460 baltų rožių, 2100 raudonų rožių ir 40 geltonų rožių. Atidengiant herbą iškritusius rožių žiedus į vietą grąžino miesto meras Jurgis Krasnickas. Herbas šaunus, absoliučiai, man rodos, tiksliai atspindi tą mūsų herbą ir tik, kad žymiai padidintas. Manau, kad tikrai idėja buvo Romo Jankausko gera, o realizacija niekiek neprastesnė. Gyvų gėlių herbą kūrė Alytaus profesinio rengimo centro mokytoja floristė Odeta Dudzinskienė kartu su savo mokinėmis. Iš tikrųjų, tai komandą turėjau labai gerą, labai dėkoju savo komandai, savo mokiniams, profesinio rengimo centro mokiniams, savivaldybei labai didelis ačiū ir savanoriams. Be jų nebūtų šito kūrinio. Iš tikrųjų, darbo įdėjom be galo daug, bet šilumos ir meilės 3 kartus daugiau. Pasak idėją realizavusios floristės, į šį herbą sudėta labai daug meilės. Pats kūrinys, pats herbas kalba pats už save. Tik tiesiog labai daug gerų emocijų sulaukiam, labai širdžiai miela, kad miestelėnai supranta tą grožį, visi žavisi, visi džiaugiasi ir taip malonu, kad širdis dainuoja. Didžiausias Lietuvoje gyvų gėlių herbas išmatuotas, jo duomenys bus pateikti atitinkamoms institucijoms, jog būtų užregistruotas rekordas. Tradiciškai miesto gimtadienėje savo prekes, rankų darbo gaminius, saldumynus bei namų apyvokos reikmenys siūlė ir šventinės mugės prekeiviai, kurie sunkiai tilpo jiems skirtoje teritorijoje, o liaudies amatus demonstravo meistrai. Šiaip asortimentas, kaip matot, yra didelis, įvairus, nuo smulkių daiktų, kurie vaikams labiau patinka, ar šiaip suvenyrai, iki tokios plataus vartojimo. Pavyzdžiui, arbatinis, kavinukas, ir to pačiu karštam vynui puikus indas, kad neatšaltų, podeliai kavai. Patys mažiausiai miesto gimtadienio iškilmių metu taip pat neliko užmiršti. Jiems visą popietę vyko užsiėmimai spalvotas rytmetys miesto sode. Kol šventės dalyviai žvalgėsi po mugės prekystalius, o mažiausiai žaidėjams skirtoje erdvėje atsidavę sportininkai varžėsi tradicinėse varžybose Alytus Challenge 2014, kurias organizavo Alytaus miesto savivaldybė ir krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmoji rinktinė. Vakare Alytaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatre turėjusi vykti 2014 metų dainų šventės Čia mano namai ansamblių vakaro eksperimentinė šventė dėl netinkamų oro sąlygų perkelta į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą. Mums garbė, kad pasirinkote Alytų. Tikiu, jog turėsime didelį malonumą bei fantastišką reginį. Kai skamba jūsų daina dešimties pakalbų, jau užburia mūsų šokis, lygiai kiekviena iš jūsų sėkmė. Linksminkimės, nes šiandien yra mūsų šventė. Mums labai džiugu, kad gimtadienį švenčiate kartu su mumis su dainų švente. Šie metai iš tiesų yra išskirtiniai. Neužilgo už nepilnų 20 dienų Vilniuje ir Kaune pradės skleistis jubiliejinė dainų Lietuvos dainų šventė. Tai išties išskirtinis įvykis. Eilę metų, keletą metų kolektyvai ruošia repertuarą, kūrybinės grupės kūrė įvairiausius užmanymus ir pats finalas tuoj pat prasidės visoje Lietuvoje, o šiandieną mes turime gražią progą ir gražią dovaną Alytui. Koncerte dalyvavo 30 Lietuvos dainų ir šokių liaudies instrumentų ansamblių ir orkestrų bei liaudiškos muzikos kapelų.